Sveiki, mėlyjeji. Šį kartą šis video nėra partneriams, šį kartą jisai atviras yra dėl vienos svarbios priežasties. Šią savaitę labai ypatingas laikas man ir visiems maldos namams. Mes pradėjom tiesioginę transliaciją ir kviečiam įsijungti. Žinoma, didelė dalis visos tos transliacijos bus vokiškai, to pakeisti aš negaliu. 1 valanda bus lietuviškai, dar pasidalinsiu, arba pusiau lietuviškai. Tarpuose yra vokiškų giesmių, bet vis tiek tai yra didžiulis žingsnis į tokią viešąją erdvę. Ir aš šiandieną susiplanavau padaryti 2 video savo partneriams. Ir staiga viena situacija išmušė mane visiškai iš vėžių, todėl aš pakeičiau savo planus, nes tikrai žmogus planuoja, Dievas juokiasi ir noriu atsiliepti tai, ką aš suprantu. Nepriklausomai vienos nuo kitų, šią savaitę į mane kreipėsi 5 moterys prašydamos maldos, kurios išgyvena tamsą arba kurios išgyvena tamsą per kitų žmonių veikimą. Ir aš galvoju, kažkas čia ne taip. Ir šiandieną įkvėpta šitų istorijų kreipiuosi į visus, kuriuos galbūt tokios pačios situacijos šiuo metu yra užklupę. Kreipiuosi su viltim, su šviesa, su pasitikėjimu ir su žinojimu, kas aš esu ir kas yra mano Dievas. Taigi, realybė yra tokia, kad mes gyvename ne dangaus karalystėj, bet mes esam pašaukti jau dabar, šiuo metu, ragauti tą dangaus karalystę. Ir tai yra įmanoma. Bet ką daro priešas? Tai jisai bando užimti Dievo erdvę mūsų gyvenimuose. Jis yra kaip įsipūtęs balionas su savo visokiais siaubo scenarijos, su visokiomis mintimis, kurias jisai nuolat mums perša, kad viskas yra tamsa, kad yra pilnatis, kad niekam nesiseka, kad žmonės apsunkia, kad kaip blogai ir tralele. Ir Jėzus ateina su plona adatėlė, paukšt, ir nėra to baliono, ir nėra tos erdvės. Bet tai yra kartu ne tik Jėzaus užduotis, jis mielai tą daro, kai mes jam suteikiam galią. Kai mes savo gyvenimuose jam sakom, Jėzau, man reikia tavo pagalbos, man reikia tavo šviesos, aš matau tik tamsą, aš esu tamsoj, aš skendžiu tamsoj, aš skendžiu skausme, aš skendžiu nevilty, depresijų, Jėzau, ateik su savo šviesa. Tai va, ir jis mielai ateina, bet yra ir mūsų dalis, kurios Dievas už mus padaryti nepadarys. Mums svarbu yra žinoti, kad dalykai, kurie savaime ateina į mūsų gyvenimus, dažniausiai būna ne tie, kurie yra iš Dievo. Žinoma, yra malonės momentų, visa kita, tai nenoriu tam prieštarauti, bet aš turiu pavyzdžius tokius: nuslinkti depresiją, persidirbti, sustorėti, apsunkti savo kūnų, nenorėti nieko daryti. Tam nereikia jokių pastangų. Tas ateina savaime. Bet atgal grįžti, čia jau reikia mums jėgos. Ir tą jėgą mes turime Jėzuje Kristuje. Ir aš noriu jums visiems, kurie klausot šito video, priminti apie tą Dievo galią mumise. Ta Dievo šviesa mumise. Mes esam pašaukti būti šviesa. Mes esam pašaukti būti druska. Ir tik mūsų taip šitai situacijai gali atverti daugiau tos šviesos mums patiems ir pasauliui. Ir kas padeda tą šviesą matyti, tai yra žvilgsnis į Dievą. Man labiausiai patinkantis aprašymas, kas yra šlovinimas, yra šis. Yra visokių būdų tai apibūdinti, bet aš sakau,
patį savo mylimiausią ir mano širdžiai taikliausią. Šlovinimas yra pasakyti regimam ir neregimam pasauliui, koks yra Dievas. Ir šitam nebūtina mokėti groti gitarą, nebūtina būti ant kažkokios tai scenos, nebūtina turėti muzikinių gabumų, šitam užtenka mūsų širdies, mūsų burnos ir mūsų minčių sakyti, Jėzus Kristus yra viešpats. Pirma dalis. Po to gali sekti dar tūkstančiai šimtai epitetų. Jėzau, tu esi šviesa, tu esi kelias, tu esi viltis, tu esi ganytojas, tu esi mano globėjas, tu esi mano guodėjas, tu esi mano mylimasis, tu esi mano viskas, tu esi mano pasaulis, tu esi mano oras, kurio kvėpuoju ir taip toliau ir taip toliau. Kūrybiškumui nėra ribų. Bet šitas mažas apsisprendimas iš tamsos perkeisti į šviesą yra mūsų atsakomybė. Jėzus šito už mus nepadarys. Tai yra mūsų pašaukimas šlovinti Dievą dieną naktį per jo sūnų Jėzų Kristų už visą tai, ką jis daro, kas jis yra ir ką jis dar padarys. Ir tai yra mūsų pareiga, tai yra mūsų pirmasis pašaukimas. Ir atiduoti jam garbę, atiduoti jam laiką, dovanoti tą trupinėlį mūsų gyvenimų, atsiklaupti prieš jį ir pabūti ramybėje ir tyloje. Mes kaip katalikai mylim Mariją, aš pati esu paženklinta Marijos, kaip sakyt, garbės savo gimimo dieną, bet mes labai dažnai užmirštam kitą Mariją, kuri yra nemažiau svarbi. Tai yra Marija iš Betanijos, kuri tuo metu, toj struktūroj, toj santvarkoj, drįso sėdėti prie Jėzaus kojų ir nieko nedaryti, tiesiog klausyti. Ir va šitą dalyką padaryti mūsų gyvenimuose, net nešant jokių darbų, jokių ten socialinių darbų, jokios meilės artimui, tiesiog padovanoti Jėzui savo laiką, savo skausmus, savo širdį, neprašant, kaip Elgeta, padaryk, nuplauk, išlaisvink, tiesiog ateiti ir nieko nesakyti, tiesiog klausyti jo visą savo esybę, net jeigu 1000 minčių ūžia galvoj, tai yra mūsų pagrindinis pašaukimas. Tai yra tai, į ką mes esam pašaukti. Būti jame, būti prie jo, mokytis iš jo, girdėti jį, kvėpuoti jį, atiduoti jam garbę. Ir tai nėra labai sudėtinga, bet tai yra žingsnis, kurį mes turim padaryti. Kitaip nebus. Kitaip ta malonė trupinėliais galime ją patirti, bet ilgalaikiai perspektyvoje, kaip sportininkai, mes turim tą treniruoti. Tai yra realybė, kurią aš patyriau ir kurią jau 6 metai labai aktyviai darau. Todėl nesu aš nei geresnė, nei blogesnė už kiekvieną žmogų, kuris dabar žiūri šitą video. Nesu aš tobulesnė, šventesnė, kietesnė, išmintingesnė. Ne, mielieji. Tiesiog man viešpats dovanojo šią galimybę treniruotis ir aš noriu tuo dalintis. Aš noriu, kad jūs tą pažintumėt. Mane, kaip pasakyti, mane tos 5 žinutės be galo nudžiugino, kad aš galiu pastiprinti tas moteris, bet aš matau, aš esu ribota. Man reikia, kad viešpats parodytų žmonės, kurie taip pat treniruotųsi, kad jie taip pat yra ta šviesa pasauliui, ne aš viena. Visi kartu mes esam šviesa pasauliui ir kiekvienas į tą esam pašauktas. Ir kai tik tamsa ateina, ne visada iškart ir aš atpažįstu tamsą, bet kai tik aš pamatau, man padeda va tas balionas, išsipūtė
priešo erdvė, jis užėmė savo mintimis, savo pasiūlymais visą erdvę, kuri priklauso Jėzui Kristui, ir tada liko mažas tarpelis, gal Dievas ir galėtų padėti. Ne, praduriu aš Jėzaus gale tą balioną ir tada kreipiuosi Jėzų ir šlovinu Jėzų, dėkoju jam, kartoju 1000 kartų tuos, sakykim, kabutėse banalius žodžius. Tu esi karalius, tu esi viešpats, tu mano gynėjas, tu esi šviesa, tu esi mano viltis. Ir pamatysit, kaip auga jėga jumise, auga ta Dievo šlovė jumise, nes tai yra mūsų pagrindinis pašaukimas. Ir tai yra pirmas žingsnis atsisakyti tos tamsos ir pastatyti priešą jo vietą. Užčiaupti Jėzaus Kristaus vardu jo pasiūlymus, jo burną. Tai yra mano atsakomybė. Jėzus jį jau nugalėjo, bet dabar aš turiu su juo susitvarkyti ir pastatyti jį nuolat į vietą. Jėzaus Kristaus vardu. Ne savo jėga, bet Jėzaus Kristaus vardu. Ar tai būtų košmaras realiam gyvenime, ar tai būtų nakties košmaras, ar tai būtų košmaras mano galvoj, veiksmas tas pats. Aš užčiaupiu jam burną ir sakau, Jėzaus Kristaus vardu, užsičiaupk. Aš neklausysiu nei vieno žodžio šitą kryptim. Ir gręžiuosi viešpatį, klaupiuosi, jeigu galiu, arba net mintyse sakau, Jėzau, tu esi mano šviesa. Net jeigu aš neturiu jėgų ištarti Jėzus, Jėzus, Jėzus. Ir tai yra jau galybė, nes jo vardas stovi virš visų vardų. Jo vardo gale aš toliau gyvenu. Nes Jėzus atėjo į pasaulį atnešti mums gyvybę. Ir jis tą duoda nuolat, kiekvienam, be atvangos. Bet aš turiu tą priimti. Jeigu mano tas balionas su priešo pasiūlymais yra didžiulis, aš nematau to šviesos. Aš esu akla šitoj vietoj. Ir sugrįžti visada yra įmanoma. Visada. Ir ką reiškia būti tas džiaugsmas? Džiaugsmas viešpatyje yra mūsų stiprybė, sako Dievo žodis, ar ne? Nehemijoje, man atrodo, knygoje. Bet kas tas yra konkrečiai? Tai nereiškia, kad aš turiu emociškai visada būti, kaip sakant, tokia džiaugsminga ir šypsotis. Gali būti, kad aš esu kančioj, dideliai kančioj, nes kažkas labai baisaus man nutiko. Bet kai tik aš atsigręžiu į viešpatį, aš būnu pripildyta to antgamtinio džiaugsmo, kuris nėra tik emocinis. Jis gali būti ir su emocijom susijęs, bet jis nėra tik emocijos. Tas antgamtinis džiaugsmas yra ta viltis, kai aš žinau, viskas bus gerai. Visam šitam mėšle viskas bus gerai. Ir tai yra mūsų nuolatinis džiaugsmas, į ką mes esam pašaukti. Ir pabaigai aš tiesiog noriu pasidalinti įžvalgą, kurią man Dievas davė apie šitą mūsų transliaciją, kad per šitą transliaciją, per šitą Dievo veikimą tiesiog teka gyvybės vanduo iš maldos namų. Tai nėra mūsų nuopelnas, tai išsirinko Dievas ir mes klusniai sakom taip. Nors, aišku, tiesiogiai transliuojant, visada bus kritikos, ne visiems patiks ir viskas gerai. Bet mano taip yra labai svarbus Jėzui. Ir per mano širdį irgi gali tekėti tas gyvybės vanduo. Taigi, užbaigdama, aš noriu pirmiausia pacituoti tą Dievo žodį, kad nebūtų tuščias mano kalbėjimas, ir užbaigti maldą. Apreiškimas Jonui 22 skyrius. Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tviskančią tarsi krištolas, ištekančią iš Dievo ir avinėlio sosto. Aikštės viduryje, tarp upės atšakų, auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių.
o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Nieko prakeiktino nebus. Mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas, ir jo tarnai garbins jį. Jie regės jo veidą ir jų kaktose bus jo vardas. Taigi mes esam pakviesti tekėti arba gerti arba atsigaivinti toj upėje. Ir kitas Dievo žodis, kuris susijęs su šituo, yra Jono Evangelija ir tiesioginis Dievo žodis. Tai yra Jono Evangelija 7 skyrius 38 eilutė. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Taigi tai nėra mano nuopelnas, tai nėra jūsų nuopelnas, tai yra Dievo noras iš mūsų tekantis jo gyvybės vanduo. Ir aš užbaigsiu tiesiog malda, nes kitaip aš negaliu. Nes malda, klausant, kai kitas žmogus meldžiasi, atgaivina mūsų širdis. Aš užsimerksiu, nes man yra lengviau melstis susimerkiant. Atsiprašau, jeigu ką tai trikdo. Jūs visą tą esat laisvi išjungti. Dangiškasis Tėti, aš dėkoju tau. Aš dėkoju už šitą šlovę, kurią tu man apreiškei, už šitą viltį, už šitą saulėtą dieną, už šitą įkvėpimą, už šitą video. Aš dėkoju ir garbinu tave. Tau, dangiškasis Tėti, garbė ir šlovė už kiekvieną mano žodį. Ir Jėzau Kristau, tavo vardu meldžiu, apreikš žmonėms savo galią. Apreikš, kad jie yra pašaukti tave šlovinti, kad jie yra pašaukti dovanoti tau laiko. Bent trupinėlį, pradžiai bent trupinėlį. Ir vis daugiau, ir daugiau, ir daugiau. Viešpatie, atgaivink jų širdį savo gyvybės vandeniu. Atgaivink širdis, Viešpatie, prieš tave nusilenkti. Tavimi kvėpuoti, tau atiduoti garbę, tau atiduoti garbę tai žodžiais, to šlovinimu, epitetais, kurie apibūdina tave. Tu esi karalius, tu esi pasaulio valdovas, tu esi mano gynėjas, tu esi mano guodėjas, tu esi mano kelias, tu esi mano šviesa, tu esi mano spalvos, mano gyvenimo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Viešpatie, uždek tas širdis, kurias tu kvietei pažiūrėti šitą video. Viešpatie, iš mano silpnumo, iš mano ribotumo, te būna tau šlovė ir garbė. Jėzau, atgaivink Lietuvą, nuimk visą tą balioną, pradurk tą mažą skylutę, kad viskas subliukštų, visi tie priešo planai, visi tie siaubo scenarijai, visos tos nelaimės, visas tas sunkumas, Viešpatie, Jėzau Kristau, tavo vardu, te išnyksta nuo Lietuvos. Tu esi šviesa pasauliui ir tu esi šviesa Lietuvai. Tavo gyvybės vanduo gaivina ir Lietuvą. Tavo gyvybės vanduo gaivina ir kiekvieną trokštančią širdį. Trokštančią tavęs, trokštančią tiesos, trokštančią meilės, trokštančią vilties. Ateik, Jėzau Kristau, ateik ir ateik. Aš kviečiu tave kaip karalių į Lietuvą. Ateik kaip karalius. Tu esi mielai laukiamas Lietuvoje visų žmonių, kurie ilgisi tavęs, kurie tave pažįsta. Leisk, Jėzau, pamatyti tavo šlovę virš Lietuvos, virš mūsų bažnyčios, virš vyskupų, virš nuvargusių kunigų, virš nuvargusių dvasinių vadovių. Ateik gyvybės vanduo, ateik šlovės karalių, atgaivink mūsų širdis, pripildyk mūsų vilties, pastatyk mus ant kojų ir nušvis mūsų veidai, Viešpatie, tavo šlovė, tavo gyvybė, tavo viltimi. Tau, Jėzau Kristau, lenkiuosi ir sakau, tau yra garbė ir šlovė. Tau, Jėzau, už kiekvieną širdį, kuri ilgisi tiesos, kuri ilgisi gyvybės, kuri ilgisi meilės, kuri ilgisi amžinojo gyvenimo šlovės, amžinojo gyvenimo to
to akordo Viešpatie, kuris mūsų dar laukia, tos pilnatvės, kuri įrašyta į mūsų širdis, nepasitenkinti tuo, ką mes dabar turim. Jėzau, tau šlovė už Lietuvą, tau šlovė už kiekvieną lietuvį, kuris Viešpatie atneš tavo šviesą, kuris jau buvo atnešęs tą šviesą kažkada, kuris neša tavo šviesą dabar ir kurie dar tik tą šviesą atneš. Tau šlovė ir garbė Viešpatie už tuos jaunus vyrus, už kuriuos tiek metų meldžiuosi, kad jie būtų tie tavo tėti širdies nešėjai, tavo meilės nešėjai, tai naujai kartai, tai mano anūkų kartai, kad jie atsistotų tvirtai ant kojų savo pašaukime. Tau, Jėzau Kristau, šlovė ir garbė už moteris, kurios atsitraukia ir suteikia vyrams erdvės klysti, mokytis, stoti ir mokintis iš tavęs. Tau, Jėzau Kristau, šlovė ir garbė už tą naują kartą, už tą naują viltį, už mano anūkų kartą, už mano 3 nuostabius anūkus, šventųjų vardus nešančius, už Elžbietą, už Benediktą ir už Danielių. Ir už visus jaunus žmonės ir už visus vaikus, kurių dabar vardai skamba šitų žmonių mintise ir lūpose, kurie klausosi šito mano tokio riboto ir paprasto video. Tau, Jėzau Kristau, karalių karaliau ir viešpačių viešpatė, garbė ir šlovė. Amen. Aleliuja.